Viešų erdvių desovietizacijos įstatymas veikia jau 1,5 metų. Tačiau visuomenėje netyla diskusijos dėl desovietizacijos komisijos rekomendacijų, kaip apsivalyti nuo sovietinio palikimo. Visi atsakinėjo pirmi. Pone Vaitkau, galit jūs. Kiek aš pamenu, tam įstatymė buvo, kad Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos irgi negalima nieko minėti, nes tengi buvo netinkama valdžia. Tai Landsbergio senojo portretus, kur nors nuotraukas jo parodyti, tai būtų nusižengimas šitam įstatymui, nes senasis Landsbergis buvo Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas. Jis pirmininkas tos baisios praeities, kurią mes sakom, reikia naikinti. Ir čia tik tai vienas iš desovietizacijos įstatymas ir kitoj rankoj turint KGB sąrašo neatskleidimas yra mulkinimas ir rodymas, kaip šitie valdantieji kovoja atseit su kažko praeitėm šmėklom ir KGB sąrašus 75 metam įslaptinę. Visos šitos kalbos apie desovietizaciją yra reikalingos tam, kad paslėpti, kad mes sugrįžom į sovietinius laikus. Sugrįžom. Kai močiutė man sako, pavojinga yra kalbėti apie politiką. Kai čia sėdintis žmogus, kurio šeimą žudote, jūs, valdantieji, žudote, nes jo žmona yra totorė ir jinai yra iš Rusijos. Ir jam migracijos departamente pasako, važiuok į Rusiją, jeigu nori gyventi su žmona. O žmona yra valstybės paskelbta, migracijos tarnybos, jinai paskelbta, kad jinai grėsmė Lietuvai, nes jinai dirbo Sberbanke, o dabar Sberbankas yra, sankcijos jam taikomos. Prieš 12 metų dirbo tenai. Ir sakoma, tada jisai fiktyvę šeimą sukūrė, taip pat kaip sovietiniais laikais, kai neleido šeimoms susijungti. Ir jūs norite tą paslėpti, mitinę desovietizaciją. Pono Tomaševskio replika, prašau.